Jei svarstote, ar geriau pasirinkti XTB ar eToro, esate tinkamoje vietoje. Šiame vaizdo įraše palyginsiu abu brokerius šalia vienas kito ir padėsiu jums nuspręsti, kuris galėtų geriausiai tikti jums. Jei svarstote apie sąskaitos atidarimą, aprašyme žemiau rasite nuorodų į specialius pasiūlymus. Pradėkime. Pirmiausia, saugumas. XTB yra įtrauktas į Varšuvos vertybinių popierių biržą ir yra reguliuojamos aukščiausių institucijų kaip FSA, FCA ir SAISEC. Klientų lėšos laikomos atskirose sąskaitose, o tai, kad XTB yra viešoji įmonė, suteikia dar didesnį skaidrumo lygį. eToro, kita vertus, veikia visame pasaulyje pagal FCA, SAISEC, ASIC licenzijas ir taip pat laikosi naujųjų MiCA taisyklių EUSAje. Jis taip pat atskiria klientų lėšas, laikosi aukštų duomenų saugumo standartų ir yra žinomas kaip vienas didžiausių socialinio prekybos brokerių su populiaria copy trader funkcija. Eigi, kalbant apie saugumą, abu brokeriai yra viename tvirtame lygyje. Tai lygiosios. Dabar pažvelkime į prekybos platformas. XTB siūlo naršyklės pagrindų veikiančią platformą bei mobilias programas Android ir iOS įrenginiams. Ji veikia sklandžiai ir suteikia prieigą prie visų klasikinių prekybos įrankių, techninės analizės, rodiklių, piešimo įrankių ir strategijų kūrimo. Norėdami atidaryti poziciją, tiesiog pasirinkite turtą, dešiniuoju pelės mygtuku stustelėkite ir pasirinkite naujas užsakymas. Gausite paprastą užsakymo langą, kuriame galėsite nustatyti prekybos dydį, maržą, pelno paėmimą ir nuostolio sustabdymą. eToro platforma taip pat prieinama jūsų naršyklėje ir mobiliajame įrenginyje. Pirmas dalykas, kurį pastebėsite, yra dėmesys socialiniam prekybai. Iš karto po prisijungimo galite matyti kitų prekiautojų įrašus, dalijančiusis rinkos įžvalgomis. Iš kairės esančiame skydelyje galite patikrinti savo stebėjimų sąrašą, analizuoti diagramas ir tyrinėti rinkos informaciją. Pagrindinis akcentas, žinoma, yra copy trader, kur galite pasirinkti investuotoją, patikrinti jų ankstesnį nafumą ir automatiškai kopijuoti jų sandorius. Taigi, kuris yra geresnis? Mano nuomonė, jei norite prekiauti nepriklausomai, XTB suteikia jums stipresnius įrankius. Bet jei labiau domina socialinė prekyba ir ilgalaikės investicijos, eToro gali būti tinkamesnis pasirinkimas. Tada pakalbėkime apie indėlius ir išėmimus. XTB tiesiog perjungi į savo tikrąją paskyrą ir spustelėkite oranžinį mygtuką apatinėme kairiajame kampe. Galite įnešti pinigų naudojant kortelę, banko pavedimą arba vietinius mokėjimo būdus, priklausomai nuo jūsų šalies. Nėra oficialios minimalios įmokos, tačiau realistiškai patarčiau pradėti nuo mažiausiai 200 USD. eToro procesas yra labai panašus. Tiesiog spustelėkite mėlyną mygtuką apatinėme kairiajame kampe ir pasirinkite savo įnešimo būdą. Galite naudoti kortelę, banko pavedimą arba vietinius mokėjimus, o po pirmojo įnešimo taip pat galite naudoti PayPal. Minimalus įnašas yra 50 USD, tačiau norint pilnai pasinaudoti funkcijomis, tokiomis kaip copy trader, taip pat rekomenduoju bent 200 USD. XTB čia turi pranašumą, nes leidžia atidaryti sąskaitą daugiau valiutų. Tai reiškia, kad sutaupote konversijos mokesčius. Tai mus veda prie mokesčių. XTB yra vienas iš pigiausių brokerių rinkoje. Spreadai UE USD poroje prasideda nuo 0,1 punkto, vidutiniškai apie 0,8. Akcijos ir ETF yra be komisijos iki 100 000 eurų per mėnesį, o virš šio kiekio mokate tik 0,2%. Valiutų keitimo mokestis yra 0,5% ir nėra jokių išėmimo mokesčių. eToro palyginti turi didesnis plitimus, dažniausiai virš 1-2 punktų. Jūs nemokate procentinių komisijų už akcijas ar ETF, tačiau už kiekvieną sandorį mokate apie 1 USD mokestį. Valiutų keitimas sudaro apie 0,75%, o išėmimai kainuoja 5 USD. Iš viso tai brangiau, tačiau mainais gaunate socialinę prekybą ir copy trader. Abu brokeriai yra saugus ir gerai reguliuojami. XTB siūlo mažesnius mokesčius ir stipresnę platformą nepriklausomam prekybai. eToro suteikia socialinę prekybą ir paprastą mokesčių struktūrą, tačiau už tai taiko didesnius mokesčius. Mūsų nuomonė, XTB šiame palyginime išsiskiria pirmoje vietoje. Aprašyme rasite nuorodas į specialius pasiūlymus abiem brokeriams, todėl pasidomėkite jais, jei esate pasiruošę pradėti.
Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą daugiau tokiam turiniui. Ačiū, kad žiūrėjote.